Labas visiems, sveiki DTV kanalo žiūrovai, dar vienas DTV podcast'o epizodas. Ir jame Dalia, Monika, Timūras ir Marija. Nekžiūrėjau apie studentavimą pradėjom šnekėti, nes mes esam ne Vilniečiai visi. O kaip tau studentavimas? Barakė negyveni? Žiūrėjau, ką aš. Bet nebuvo tokio, nežinau. Aš turėjau savo butą studentų. Bet gyvenai viena? Viena. Be kambario. Taip, ta prasme, aš visas, tikriausiai visi normaliai varydavo į paskaitas, o Dalia po trefkės atbėga, tipo pusę praleidus, sudėsiu čik ir atgal trefkė į pietų miegučio ir viskas. Aš neturėjau siekio, aš neturėjau realiai nei mokykloje tų laikų. O turėjai krikštyną studentų, vis nors bent dalyvavai? Blemba, ne, studentų negalėjau, nes man rungtynės sezonas. Ta prasme, aš turiu ryte vakare treniruotę, savaitgalį rungtynės, kai visi hebra varo į kažkur pasėdėjimus, Dalia į rungtynės užžiavus. Taip pat ir mokyklos laikais visi hebra švenčia, vasarą leidžia. Aš išvažiuoju gegužės 25 į stovyklą pirmą, tu kas 2-3 apturiu, nes rinktinės 3 skirtingos ir grįžtu rugpjūčio 20 kažkelintą, kai jau reikia mokyklą. Bet vis tiek buvo smagu, nesigaili, kad tai buvo. Ne. Tai man atrodo, tas ant to, man atrodo, kad ne, tai krepšys atėjo, aš sakė kitą, rinktinės ant tos stovyklos, savi bairiai, va tokie neatsimė, mes tokių turim video, aišku, mano draugės vis tiek būdavo tos, kuris išgerdavo viską, aš negerdavau, bet ten aš tiek prifilmavus būdavau, nes aš ten vinteliai blaiva, matau, kas vyksta ir šiaip, prisigalvoja, krepšininkės yra tokios, nurautas, be galvos, tai smagu būdavo, nesiskundžiu, bet neturėjau tų laikų, tai gal biškai gaila, kai ten visi pasako apie ten studenčiokų visus. Bet barakė aš irgi negyvenau. Aš irgi barakė negyvenau, man tėvai neleido. Timūras, kas gyveno. Aš kai gavau savo kambarį ir pamačiau, kad sienoje yra va toks savo plyšys ir pro jį matosi kitas kambarys, tėtis sakė, einam pažiūrėti tą nuomojimo butą ir mes taip su klasiokiam ir pragyvenom visus studijų metus nuomojimo butę 3. Auksinis Vilniaus jaunimas. Tai Radviliškio. Radviliškio. Mes gyvenom prastos reputacijos Vilniaus rajone, Markučiuose, ten ant ribos, tuose dviejose laikėsi du žydnamiai vadinami ten yra, žodžiu. Tai aš dabar ten gyvenu. Mes turėjom, ne? Markučiuose, mano, dabar būtų tai, bet tu turbūt jau ten nauja statyba. Mes ten, žinai, kur sena, ten turėjom Romką savo aukšte, kuris turėjo labai simpatišką dukrą, bet kai Romka išgerdavo, visas aukštas nemiegodavo. Čia kas, budėtojas? Ne, Romka buvo tiesiog žmogus. Tai ne barakas, tai tiesiog tipo, daugiabutis namas, bet jis kaip barakas, ten buvo ir bendra virtuvė. O budėtojas kažkas. Tai yra buvę, kad mes Romka duris baladoja, tipo, tai atkrivuoti dvierį, ten kažką, žinai, Romka natūraliai jo, sykį mėnesį gerai užgerdavo, kaip normalioje šeimoje, žinai. Tai jo. Bet buvo ir kadangi arti senamiesčio gyvendom, tai eidavom ir į tą, bet barakė nebuvo, aš labai kaip ir sfantazuodavau, kad čia barakė, čia kaip faina, nes ten kokie ten, žinai, pasakoja, ateini ten pas draugą žiūrint lovas, ant naujas kryželis uždėtas, žinai, iš vidinės pusės, nes būdavo, žinai, kaip pas kokį pilotą. Kaip fainai, tikrai kaip fainai. Pasiekimai, ne? Taip. Aš tai labai pavydėdavau savo grupiokams, kurie gyvena barakė, nes jie visą laiką būdavo toks gengas, žinai, bendras. Pas juos baeriukai savi jau būdavo, ateini į paskaitą ir jie ten kažką, kaip vakar čia buvo. Tai kas čia vakar buvo? Jie prastai išauklėti, nes tavęs į kontekstą neįvesdavo. Tai, žinai, ne to problema. Nu taip, bet kažkaip ne, bet kažkaip tie, kurie gyvendavo barakė. Aš juokauju. Su 2 iš barako vis dar draugaujam iki šiol, tai turiu 2 draugutės. Bet jo, toks, žinai, kur tipo, tas pats, kas darbe, jeigu tu esi vienintelis nerūkantis ofise ir visi išeina parūkyti, tai tu pusę dalykų nežinai. Aha. Tai va čia lygiai tas pats būdavo, kad tu, jeigu negyveni barake, tu nežinai pusės naujienų ir kai ateini į paskaitas, jau tau nebeaiškina, iš kur šaknys dygsta, jau tu žinai kažkokį faktą ir turi ten savo spėlionės daryti, kas ten įvyko. Čia yra tas socialinis dalykas, kurio aš žiauriai nekenčiu. Iki šiol. Kur tipo, tu turi būti kažkokios hebros dalim, kad tu būtum, žinai, kad, pavyzdžiui, nepagalvos apie tave arba tokius kaip tu tam kolektyve, kad reikėtų ir jam žinoti, nes mes čia ką tik sugalvom ir čia yra kol kas mūsų reikalas, o ne visų dar. Tai tas buvimas hebroj, dėl to aš kažkaip jo labai nuo vaikystės nemėgstu, nes aš nerasdavau kaip. Nes atrodo, atsimenu, pirmos patirtis ateini į vaikų gimtadienį, ten yra kažkas biškė labiau draugelį ir dabar aš turiu čia verstis iš skūros, kad aš čia kažką įrodyčiau. Aš esu toks, koks esu. O jam neįdomu. Nu tai ką. Bet čia arba pasiekia, kad yra vaikas, kuris įveda, kuris padeda, arba ne. Nes aš manau, kad labai didelį įtaką daro vaikam, kurie pradeda vartoti alkoholį, nes yra hebra, kuri geria. Ir jeigu tu negeri, tu nesupranti tų bairių, nes jie girdi vačneka ir aš net pati jausdavau, aš tiek gerai sutardavau, nes aš pati prisiderindavau. Bet jeigu, pavyzdžiui, kita kur nors dalyvauja, tai tu jau ne, nes tu jau nebesupranti, nebėra to vaibo, kitaip. Arba tu negeri su jais, dėl to šiandien kažkaip neįdomus tam, žinai. Pas mane dar buvo kitas gepas
etapas, žinai, toks, kai aš išvažiavau iš savo miesto, studijuoti Vilnių, yra klasiokų, kurie liko, arba draugų, kurie liko ten gyventi, ir ten, pažiūrėjau, Šiauliuose studijuoja, arba ten kažką veikia, dirba, ten dar kažką. Ir tu jau, žinai, tu pabūni čia Vilniuje, tipo, į kokį nors ten, universiteto pabą, mes ten eidavom, ar dar kažkur jau, tipo, žinai, ten susitaupęs tamalų į 6 litus, dar tais laikais. Ir tu grįžti ir tu supranti, kad visos kalbos yra apie tai, kad kai vakar valiavojom. Ir, tau vieną kartą labai įdomu tai paklausyti, bet tu, kadangi pirmus metus grįžinėjai praktiškai kiekvieną savaitgalį, ir tu supranti, kad kalbos tik apie tai. Ir visą laiką tas pats apie tą patį. Taip. Tas pats apie tą patį. Ir kai buvo faina, o kas buvo, neatsimenu. Žinai, būna vieno gero vakarėlio, užtenka vieno kabliuko ir tą kabliuką visus metus varys ir ant Ne, to ten suksis. buvo kiekvieną savaitgalį. Mes kažkas stengdavomės Vilniuje tada jau kažkaip lyg ir nuveikti, o pas jos vat, tas kultūra ir buvo, ir liko ta kultūra, žinai. Aš net atrodo, kad semiesi ir bėgi Taip. tolyn, o jie ten ir lieka ir vis tą Bet patį. čia vat yra šitas klausyti ir hebros dalyko fenomenas, kad jau kuo labiau prie hebros kažkas būna, tuo labiau jie atsilieka nuo šiaip, atrodo, bendrai pasaulio. Tu nors ir ne hebros dalis, tuo metu gal tau biški sunku, bet didžiajam planetai tu išloši, nes tu esi nepriklausomas nuo jų, tu žinai, nu ir kas, žinai, sakau, kažkaip vėliau grįždavo ta nauda, kad tu, žinai, kažkaip... Nes Vėliau realiai, kai supranti, paimi- kad alkoholis kenkia jūsų sveikatai ir skatina priklausomybę. Arba kad aš tą tikiuosi, laiką kad tai naudoju supranta kažkam visą naudingiau. laiką. Ir man čia, kad aš būdavau tas žmogus, va, čia tik tai pasakysiu, nes mūsų DTV kanalą žiūri jaunimas. Aš visą laiką buvau ta, kur aš atsakydavau ir kur sakydavau, Dalia, jeigu tu prie hebros, tai tu turi. A, jo, Ir šitas aš sakydavau, tai ne. užmušantis. Sako, kaip tai ne. Ir man atrodo, kad niekada taip nebūdavo, nes visi dažniausiai palūždavo ir manau, kad dar iki dabar. Dėl to gal ir vaikai nenori, nu gal būna, kad mergaitė ar kas nors nenori, bet nori būti prie hebros. Ne, bet jie būna ir verčia, bet man labai įdomu tie, kurie, nu taigi išgerk, nu Tai taigi visi išgerk. taip daro. Jeigu tu sakai, kad tu nenori vis tiek, nu taigi bent truputį. Nu, bet, nu, Monika, tai nenori. žinai, Aš žinokit, kitą įkirtau dalyką. Vat aš buvau ta, kuri irgi atsisakinėdavo. Aš dabar esu iš tų žmonių, kurie mėgsta, pavyzdžiui, kažką prie maisto skaniai Kuri atsigerti. mėgsta išgerti. Bet aš ir esu ta, kuri Balyje, nu, ypač, jeigu tai nėra mano labai artimi draugai, manęs niekada nepamatysi kitokiam stovyje, nes aš mėgstu išeiti iš Baliaus prieš prasidedant nesąmonėm. Aš nenoriu matyti, kaip ten visi pradeda kažką veikti. Tai aš į kartu labai, nu, aš moku linksmintis be to ir man yra labai daug kartų sakė, kaip tu vairuosi, taigi tu girta. Ne, aš tiesiog linksma. Tai vat, man atrodo, kad šitas variantas, tiesiog būti linksmam su žmonėm, kurie kitaip nemoka linksmintis, jeigu tau jie tinka, tai visai geras variantas tam, kad tavęs nepušintų daryti to, ko tu nenori. Aš sakydavau, kam tu geri, sakau, kad tipo, man ant drąsos reikia. Sakau, aš galiu, sakau, ant stalo užlipti, dabar pašokti, sakau, neišgerus ir man buvo žiauriai linksma. Tai sakau, čia nuo mano kiekvieno pasirinkimo priklauso. Tai tik, nu, tiesiog, kad tu turi pagal save žiūrėti ir nebūti pušinamas. Nu, bet šiais laikais, manau, vis tiek yra sunkiau, kai kartais aspirtai. Bet žinokit, jaunoji karta yra tie, kurie labai daug principų įdomių turi. Ir, Tai gerai, gal ir tada va, tas yra jo, kad ten, žinai, ne, aš nevartosiu mėsos ir tu man neparodysi, kad man reikia dabar mėsos, nes ten gal geležies daug, ar ten vitamino B kokia ar dar kažką. Ir aš iš principo nevalgysiu mėsos ir tokių labai daug yra. Tai lygiai tas pats yra su žaliniais. Galėtų būti principingi teisingais klausimais, o ne kur, žinai, to. Jo, Ne, tai vėliau, aš manau, žinai, vėliau, Ateina čia gera savybė, kurią turi, aš jau jo su savo beveik 7-mečiu tą patį turiu. Žmogus nusprendė vasaros pradžioje, kad nebekirps plaukų ir jis yra dabar apaugęs kaip šunis visiškai. Bet šiaip random iš oro nesugalvoju. Dar nežinom kodėl. Bandėm klausti, bet neina į tą temą. Tai irgi principingai augina plaukus. Dabar jau ten jau kasas galima rišti, žinai, bet man ir pasigėrėjimą kelia, kad jisai, va, žinai, taip tvirtai laikosi tos. Jo, ir va dabar dažnai po biškį vis taip bandau kažkaip užmest paruošti mokyklai, nes mokyklai tikrai bus kokia nors mokytoja, kokia nors višta, kuris sakys, kad nevedžiau per ilgėjau čia, koks tavo reikalas, gerbiama boba, paliktų tą vaiką ramybėj, žinai. Bet dažniausiai, aš, pažiūrėjau, pas tą mokyklą jausdavau, kad ten ne ant savęs, bet ant kitų vaikų, kur tu galvoji, realiai koks yra mūsų reikalas, kad ten ar su džinsais atėjo, ar ten šiandien su sijonu, nu, žmogus atėjo, tai tu su žmogum bendrauji, ne su jos rūbais, ar ne su jos plaukais, ar ten kažko, žinai. Tai jo, kažkaip aš tai, žinai, man atrodo, kad toks biški optimistų būdamas štai vietoj, džiaugiuosi, kad vaikai principingi šiais laikais ir vėliau pamatys, kad gal ten, žinai, dėl kažkokių nesąmonyčių buvo juokinga būti principingu, bet va dabar. Mes turim keistumų iš vaikystės, kur dabar žiūri, pažiūrėjau, nuotraukas ir galvoju, Dieve, man tada tikrai atrodo, kad tai yra gražu. Nu, bet praėjo tas etapas, reikėjo, kad bet čia matai, čia su grožiu, o čia kaip principas yra jau dalis tavęs, žinai. Nu, bet žinai, pažiūrėjau, nekerpami plaukai, gal jam dabar gerai labai atrodo, žinai, gal jis savo kietas jaučiasi taip. Jo, gali tai būti, kad dėl to, kad vyresnis šiek tiek gali būti, gal. Tai jo.
Gerai. Gal jau koks idealas, žinai, turi ilgus plaukus. Irgi. Svarbu, man sugadino viena stilistė televizijai dirbanti vieną šukuosiną, kur buvo labai madinga čia susirišti berniukam tą tokį, čia išskusta, o čia ir jinai man pasakė, kad šita šukuosina yra šiukšlių maišelis. Vat surišta šiukšlių maišelio šukuosena. Ir man viskas, ir man dabar visur, jeigu aš pamatau dar vyrą susirištą, va čia vas iš to galvoju, šiukšlių maišelio šukuosena. Jūs dabar neišjungit, dar neišjungit, palaukit, dar čia bus. Nes jeigu sėdi dabar realiai. Dabar žmogus su tokia ir galvoja, visai galvoja šiukšlių maišelį. Ne, bet žinok, prieš kokius porą metų tikrai būtų jaučiu pusę vaikų, pusę berniukų, tai dabar jau nebe. Ne, jau dingo tam. Dabar ūsai madoj. Jo. Iš paskutinių jėgų, jeigu jau želė, tai bent jau kažką. Apie jaunimą vaikų šnekėjom, pasakos ūsai. Taip, tu paaugliai, taip, paaugliai. 19-18. Ne, tiem, kuriem jiem dabar jau nuo 14-13 pradeda želti ūsai, žinok, ir vaikšto su tais pukais ir jos tausoja ir augina. Tai yra ketvirtos klasėje berniukas, kiam pirmą išmerą nešioja batų. Bet čia toks išskirtiniai. Bet čia yra, suprantate, čia va ten kokį, žinai... Mes gigantėjam. Gerai, ne, Edvis sakė 13 metų atrodė dabar kaip dabar. Nu, aš nuo 8 subrendo labai anksti. Aš nuo 8 klasės tokio ūgio. Tai... Aš panašus. Nu ir tu taip pat. Ūsiukai. Gerai. Ūsai nėra blogai, jeigu tai nėra jau, nežinau, suaugęs vyras. Jėzu, nueikit, tai veikparkį, bet kuri ten visi vyrai su ūsais. Man labai blogai, man labai ūsai blogai yra. Mano tėtis visą gyvenimą buvo su ūsais. Bet yra tie tokie labai tokie, jie kaip čia siauri gal pavadinti, man yra pedofilo ūsai. O tie, kur galėjai, burda tokia jau verėlį. Mano tėtis visą gyvenimą buvo su ūsais ir mes, kai išvažiavom prie jūros, jis bandė jos pasikirpti ir nuskirpo kryvai. Ir tada paėmė ir jos nusiskuto. Ir mes visą dieną niekas negalėjom suprasti, kas jam yra ne taip, nes net mama nėra mačiusi jo be ūsų. Ir tada, kai vakare sako, taigi tu be ūsų, sako, pagaliau, aš galvoju, jūs nieks nepastebės. Čia kaip moteris būna laukia, nu tai ką aš su plaukais pasidariau. Ir laukia, taigi tai galiukus pakirpau. Jis ne kartą neatsiaugino ūsų, nes suprato, kad tiesiog atrodo jauniau gerokai. Bet kaip ten bebūtų, aš tą tokį respektą jaučiu visiems pagarbą tiem, kas nusprendžia auginti. Anksčiau čia buvo. Nu čia tokie, žinai. Mūrai, gal kitam. Davai nustatam. Prašau, nedaryk. Aš įsivaizduoju, kaip primūras barzos atrodytų. Tai yra, kaip tam video. Atrodytų jauniau. Jauniau, tikrai. Yra ir viena nuotrauka, netgi kelias yra pas mane Facebook'e, kur aš, tik su visiukais? Su tokiais ūsais. Atsiprašau, minutę. Yra. Pavyzdžiui, mano vyras pradėjo augintis barzdą dėl to, kad jis turėjo vadovauti darbę žymiai vyresniems už save žmonėm, o jis be barzdos atrodo kaip 16-metis. Ar jau pasitikėtų, kad biški būtų... Tiesiog jam priduoda amžiaus ir žinai, kai jis ateina ir sako, tu netaip darai, žiūri, sako, kieno tu klasiokas, žinai. Nes anksčiau respektą užsitarnaudavai, kai nueidavai su tai, žinai, pirkti išgerti. Aš manau visą tą fotosesiją. Taip, tai čia visa fotosesija yra. Dieve, kaip gerai. Taip, čia vat yra, čia buvo šitokia barzda. Palauk, čia dar bet čia yra tavo... Tu bus mano didžiausia baimė. O galima šviesos įjungti? O siaubė. Tada, žinai, galvoju, reikia išbandyti viską. Palauk, čia kaip šitas iš A komandos. Taip. Man čia kaip iš policijos pareigūnų. Čia koks senas atrodo, pažiūrėk, kaip iškart senas. Man panašu jūrų liūtą, kur būna. Man tai čia policijos akademija šerifas. Šerifas Timūras. Šerif. O, visai gerai tėvų. Bet čia tokie vešlas kaip dieduko. Taip, čia tada trumpesniais galiukais, tada jau, aišku, šitą reikėjo būtinai pasidaryti. Timūrai, labai blogai, labai. Čia šitie? Šitą nuotrauką man yra šitie ūsai, ne, tarsi dėl ūsų formos, nes jie yra siauri, man yra pedofilo ūsai pas vyrą. Tik tu čia atrodai labai jaunas. Tu tokių vyrų esi mačiusi, aš tai čia manau, kad filmuose. Tai vat filmuose, man ir yra asociacijos. Iš šitai Hitlerį aiškiai. Man tai Hitlerį irgi toks. Žinai kaip kam. Aš tai matau. Timūras pasikeitė. Į gerąją pusę, sakyčiau. Taip, išgražėjai. Atjaunėja. Tai tiek tų grimo sluoksnių deda mergo šis. Mūsų visų nuotraukas, pažiūrėkit, pažiūrėjau, 19 metų, aš tai savo tokia baby face, toks kur... Aš tai realiai nepasikeičiau, pas mane tik tai atsirado antakiai, nes jau anksčiau nebuvo mados dažyti ir nieko su jais daryti. Ne, būdavo siūlai. Ne, aš niekada siūlų neturėjau. Aš turėjau. Būdavo neryškus. Kaip tu čia pradėjai? Dieve, aš jau galiu parodyti savo gėdos antakius. Paskirpėja, kur tau tokį siūlą, tai kad tu be antakių būdavai. Ne tai, kad be antakių, aš būdavau su antakiais, bet jie pas mane buvo labai bliškus, aš pati šiaip esu šviesi.
Aš jums parodysiu savo gėdos santykius. Žinau, kad gerai klaidose per įstai siūlai. Ne, niekada. Bet dėl šito ir didžiuojasi savim. Kad Aš nepasidavė jau madai tų laikų. Bet čia irgi yra įrodytas naujas dalykas, pavyzdžiui, neseniai mačiau vieną video, kur yra įrodyta, kad šiuolaikiniai žmonės atrodo jauniau. Paimk, pavyzdžiui, 19 metų iš kokių Pažiūrėk, mano 8-5 antakis. ir Kitas dabar. stilius. Ir galimybės yra kitos. Tau kliūtų tokie antakiai pas mane? Tai jie čia tai bent yra antakiai. Čia tai Ai, čia nupiešti, nebėra. čia fejkas. Ne, tai dabar makiažas padarytas. Bet čia tai jau, toks tipo... Čia kiek tau 18? Čia 2009 metai. Tai aš nežinau, kiek tau dabar tų metų, tai čia ta matematika nepadės nieko. Gerai. Nu, natūraliai žmogus, tai, kad, žinai, turi būti gražus ties 30 metų, nes jeigu po 30 vis dar negražus, tai nieko gero. Gerai, mums dar turim laiko pasitemti. Dabar tikrai, pavyzdžiui, galimybės atrodyti Nekeičiasi. geriau, jo, nes tiek visko yra, kad tiktų ten kažką tai savo. Ne, ir laisvės stilių pasirinkti. Anksčiau būdavo tikriausiai taip ir viskas. Ir, žinai, ten Tai ne tik broliukas, taip. berniukas, Tu dar bent kažkas. Vilniuje gyvenai. Ir tu gyvenai kaimukė kažkokiam, ne? Taip. Keliuose. Ir aš kaimukė gyvenau. Ir ten yra... Žinok, Vilniuje viskas ta taip prasme- būdavo. Mes turėjom, šiaip, aš, pavyzdžiui, vaikščiau kitaip apsirengus negu visi klasiokai. Ne? Panamkė, tipo? Ne, aš buvau su žiauriai plačiais džinsais ir daug grafkių ir su kerzais, nes aš klausiausi Marilyn Manson. Bet tai gerai, jūs gravome gerai. Tokia prie piktesnių truputį, bandėjai būti. Ne, bet taip įdomiai rengdavus. Po to sušvelnėjo, viskas kažkaip labai rožinė virto, va iki šiol matai. Bet Jo, bet buvo būdavo, tokia o būdavo laikais, kai keistesnė. būdavo toks nors trendas. Ir, pavyzdžiui, pas mus būdavo DC batai. TC, žinot, Taip. Aš jų taip ieškojau. Aš irgi. Jie baisus. Nes jie šiaip Žiauriai blogai. tuo metu žiauriai. buvo kaip Air Force, žinai. Taip, kur visi turėjo turėti. Jūs ne, Ir reikėjo ant skaito Klausyk, važinėti. aš džiaugiausi Vilniui nusipirkus kvepiančių flomasterių ir buvau klasės ketuolė, taip kad apie keturis pamiršau. Ir barbės, kurio kojos lankstėsi. Taip, barbė šitą galvoju. Kvepiančių flomasterių, o kodėl tavo patys tarti? Ne, nu ta prasme, nebuvo to. Nebuvo kai radviliškyje kaimukė, irgi kvepiančių flomasterių, tokių dalykų irgi net važiavau nebuvo Vilniuje nusipirkti, o kai tu nuvažiuoji į Vilnių, tu randi. O tu esi Tau tiesiog jie būdavo kasdienybė. Ne, iš tikrųjų, jie iš tikrųjų kvepėdavo braškytėm, ten Taip. kažko, nu specialiai su kvapu buvo padaryti. Ir Aš ant jų labai būdavo gerai nupiešta, atsimenu. kas kokiu kvapu kvepia. Taip. Tu galėdavai Tau nupiešti ir čia ne juokas, Dalė. Iš tau su flomasteriais Tau neuosti. čia Village Life buvo. Pas mane mokykla buvo įkietas, jeigu tavo rūbai buvo ne iš labdarino, žinai, čia buvo... O pas mus buvo paprasta. labai kietas, nes padivalkiai radai kokį nors brandinį drabužį. Ne, pas mus vis tiek būtų buvę čia padėval, nesvarbu, kad yra Ne, brandis, pas čia yra mus vis tai tiek... buvo bus. gerai. Čia labai Taip, anksti gailėk viskas buvo. Bet čia pas jūs, žinokit, tai tada mažesniuose miestelėse Vilniuje, tai kaip tu rengies, nu, va, tie DC batai, Tai aфиgenai, Vilnius seniai burbulė gyvena. Jau čia apie Vilnių. Bet tai, kad tie rūbai, tai nieko mums nebūdavo, koks mums skirtumas, ką aš net bent jau net gaminau. Nu, Nes ne, viską čia gal tu turėjot, taip o mes papuolei. neturėjom iš ko Kai rinktis. atvažiuodavo, pavyzdžiui, vaikas iš Vilniaus į kaimą pas mus, į tą Jadakavą. paverčiau straipsnį. Tai, žinai, ten būdavo viskas įdomu, kaip jis kalba, kaip jis elgesi, nes nuo jo energija kita eina. Nes Vilniaus vaikai, kokių jau 14 metų atrodo, būdavo viską išbandę. Jo, Jų gyvenimas nebestebina. Jau, žinai, Jo, jau tą jo, padarė. jau visi klientai uosti, tai žinai, jau jų niekas nebestebina. Apie ką aš nekalbu, bet aš Aš dabar atsimenu bandau puikiai. sugauti. Tai Žinok, pas mus irgi tai būdavo. Atvažiuoju iš Vilnius kaip jis. Kaip žvaigždės visi atvažiuoja į kaimą. Tau užtenka pasakyti, kad tu esi iš Vilniaus ir viskas. Visi tam kaime yra po tavim, natūraliai. Jo. Aš atsimenu, pas mus vienas berniukas atvažiavo, kadangi su tokia skeiterių bendruomenė buvau, niekada nemokėjau važiuoti skeitu. Bet prie Hebros. Bet visada buvau prie Hebros, ten kur ant bordiūro tie, kur sėdėdavo ir laukdavo. Neįdomu žostkai, bet sėdi, nes visa Hebra sėdi. Ir atvažiavo vienas bičas su dredais ir su riedlente iš Vilniaus. Tarza, visas pusė radviliškio su dredais vaikščiojo po to. Visi ten su vašeliu ten varė tos dredus. Jo. Taip. Labai. Ir atsimenu, man tėvai neleido, aš norėjau vieną dredą čia, va tai va pasidaryti, mama sakė, juk jau man utelių. Klausykit, man atrodo, kad jau šiandien temų gal užtenka. Jo. Pasitaupykim kitam kartą, reiks susitikti kitą savaitę. Ir mes tai moteris didesnį limitą žodžių turim, tau tai jau turėjo baigtis. Tai kad jūs čia tarpusai išnekat, aš esu dėl vaizdo. Pabaiga. Ate visiems. Mes tada daug grožio pasiėmėm.